atkrintamosiose varžybose Šakių Zanavykas savo žiūrovų akivaizdoje po pratęsimų rezultatu 89–84 nugalėjo Raseinių ekipą. Iki ilgosios pertraukos ne vienai komandai solidesnio pranašumo susikrauti nepavyko. Trečiajame kėlinuke svečiai iš Raseinių susikrovė 10 taškų persvarą. Baigiantis trečiajam kėliniui, Tomas Rekstys pataikė 2 taškus su pražanga ir sumažino svečių pranašumą iki 7 taškų – 59–53. Lemiamajame ketvirtyje šakiečiai mažino atotrūkį, tačiau iniciatyva dar priklausė svečiams iš Raseinių. Likus žaisti kiek mažiau nei 2 minutės, komanda skyrė 3 taškai – 67–70 raseiniškių naudai. Nerijus Karlikanovas 2 taikliais baudos metimais padidino savo komandos pranašumą iki 5 taškų – 67–72. Tomas Butkus pataikė iš toliau, prie baudų linijos stoję raseiniškiai nepataikė baudos metimų. Likus žaisti 11 sekundžių – 52–55 raseiniškiai priekyje. Paskutinėmis sekundėmis Evaldas Beržininkaitis taiklių 3-taškių metimų išplėšė pratęsimą. Pratęsimą geriau pradėjo Zanavykas ir įsiveržė į priekį. Raseiniškių metimai nepasiekė tikslo ir Šakių Zanavykas iškovojo sunkią pergalę. Serijoje iki 2 pergalių šakiečiai įsiveržė į priekį 1–0. Rezultatyviausia Zanavyko komandoje buvo 22 taškus pelnęs Tomas Rekstys. Tomas Butkus surinko 16, Giedrius Pečilionis 12, Rolandas Mačiulaitis 10 taškų. Raseinių ekipoje pasižymėjo 31 tašką pelnęs Nerijus Karlikanovas, Vaidas Jurgilas surinko 27, Dainius Staugaitis 14 taškų. Nu kaip, nesėkmingai, nes nepasisekė, nežinau, Fortūnos pritrūko, patys atidavėm rungtynės, nes vis tiek pirmauti ten 5 taškais ir praloš po pratęsimų, tai yra, nu, tokiai komandai, kaip mūsų patyrusiai, yra sunku labai, psichologiškai. Tiksėjo laikas jau į pabaigą ir reikėjo kažką mes. Galvojau, vien tarp pradom kamuolį, bet po to pamušė Paulas turbūt link manęs. Ir atgavos. Man nebuvo net galvot, kad dar net į laikrodį pasižiūrėti nieko. Galvojau, laikas jau į pabaigą ir mečiau. Ne, nu tai čia nieko, čia Fortūna būtų nepataikę tie, būtume mes laimėję. Ant to ir sportas įdomus, už tai ir žmonės renkasi žiūri, nes nenuspėjamas yra dalykas. Vieni pataiko, kiti nepataiko. Gavos, Zasas įmetė kelias šviežias, jau pakrito. Visi ryžtingai galvoju, sužaidėm pabaigą ir nebuvo kur trauktis. Jeigu ištraukėm pratęsimą, reikia ir garbingai sužaisti gal. Paprasčiausiai aš galvoju, kad pavargo, nes vis tiek amžius daro savo ir sportuojant tik rungtynę žaidžiam, tai užtat ir aš galvoju dėl to nuovargis įskalėjim. Važiuosim laimėti, tai o kai bus matysim. Antrose serijos rungtynėse Šakių Zanavykas svečiuose rezultatu 112–97 nugalėjo Raseinių klubą. Laimėję seriją 2–0 Zanavykai pateko į regionų krepšinio lygos ketvirtfinalį. Susitikimą kiek geriau pradėjo šeimininkai, kurie pabėgo į priekį rezultatu 11–2, tačiau šakiečiai atsakė spurto 20–0 ir pirmojo kėlinio viduryje pirmavo dviženklių taškų skirtumu 22–11. Sėkmingiausiai Zanavykai sužaidė antrąjį kėlinuką ir susikrovė solidžią persvarą. Pasibaigus 2 kėlinukams šakiečiai pirmavo 16 taškų persvarą 53–37. Prie turėtos persvaros pasibaigus trečiajam kėliniui Zanavykas dar pridėjo 8 taškus ir prieš Raseinius jau pirmavo saugiu 24 taškų skirtumu. Rungtynių pabaigoje Raseiniai kiek sumažino šakiečių pranašumą, tačiau rimčiau pakovoti dėl pergalės šeimininkams pritrūko laiko ir jėgų. Nugalėtojams 29 taškus pelnė Tomas Rekstys, atkovojo 7 kartus kamuolį ir surinko 33 naudingumo balus. Regimanto Streiko sąskaitoje 25 taškai ir 9 kartus atkovotas kamuolys. Giedrius Būdas surinko 19, Rolandas Mačiulaitis 16, Tomas Butkus 11 taškų. Raseinių komandoje Nerijus Karlikanovas pelnė 33 taškus, Dainius Staugaitis pridėjo 18, Jonas Mikelkevičius 10 taškų. Šias rungtynes vertinu labai gerai, kadangi tai ir parodo mūsų rezultatas dabartinis. Paprasčiausiai, jeigu vertinat praeitas rungtynes gal daugiau mes jaudinomės. Visgi mūsų pirmas varžybos atkrintamųjų etape buvo. Tai dabar jau su
stresu susitvarkėm ir viską savo parodėm, ką mes sugebam. Raseiniai treneris Albertas Vilimas po pralaimėjimo Zanavyko atsisakė pakomentuoti rungtynes. Apie kitas varžybas nieko negaliu pasinės, dar realiai nežinau, su kuo mes žaisim, bet savaime, aišku, bandysim nugalėti visus, kurie bus mūsų keli. Ketvirtfinalyje Šakių Zanavykas susitiks su Klaipėdos Tekoda ekipa. Pirmosios rungtynės numatomos vasario 27 dieną 18 val. Šakiuose. Antrasis mačas bus žaidžiamas Klaipėdoje vasario 28 dieną 14 val. Du kartus laimėjusi komanda pateks į pusfinalį. Jei sužaidus dviejas rungtynės, abi komandos turės po vieną pergalę, trečiasis mačas vyks Šakiuose. Darius Pavalkis, Draugas TV.